Labadiena, televizijos PAN-TV žiūrovai. Jūs matote naujais sparnais pasidabinusį malūną ir gražiai atrestauruotą jo išorę. Tikriausiai smalsu būtų užeiti į vidų ir pažiūrėti XIX amžiaus kultūros paveldą. O galbūt prisiminus gardžius malūno restorano valgius, norėtumėte lauko terasoje suvalgyti skanų kepsnį ir pažiūrėti, kaip kartu su jumis atėję vaikai žaidžia lauko aikštelėje. Tokius planus turėjo verslininkai, įsigydami malūną ir žemę apie jį. Tačiau šiai dienai visi planai yra sužlugę, nes miesto savivaldybė pasakė griežtą ne bet kokiom komercinėm statybom. Taip pat bendrovė Deliuvis savo planus suderino su Lietuvos kultūros paveldo departamento Panevėžio padaliniu. Šio padalinio vadovas Arūnas Umbrasas, prisimindamas istorijos pradžią, kalbėjo. Šiuo atveju turim tokią situaciją, kada verslas iš tikrųjų pats atėjo geranoriškai savo norą, pasakė, mes sutvarkysim, mes norim, tą padaryti. Ir visos, galimybės tam iš tikrųjų yra, jokių kliūčių nebuvo, nes prieš įsigijant, šitą objektą, verslininkai buvo atėję ir klausė, elementariai, kas ten gali būti daroma, kas negali būti daroma, kokie reikalavimai yra. Tai visa tai buvo išdėstyta, tada jie buvo priėmę sprendimą pirkti. Tai istorija yra tokia, kad šitas malūnas buvo įrašytas į kultūros vertybių registrą 10 metais po to, kai buvo viešai spaudoj buvę savininkai įdėję skelbimą, kad parduoda malūno nugriovimą. Tai tada departamentas atkreipė dėmesį į tą reikalą, kad vis dėlto statinys yra kaip istorinė vertybė, kaip, architektūros ir technikos paminklas, jis gali būti įrašytas ir turi būti saugomas ir išsaugotas. Tada buvo įrašytas šitas objektas į kultūros vertybių registrą. Tai vyko 2010 metais. Priešingų atveju labai galimas dalykas, kad, to statinio iš vis nebūtų likę. Tai dabar ir paklauskim tada savęs, kas prisidėjo prie to, kad išvis malūnas būtų išsaugotas ir kas dabar kliūdo, kad visuomenė jo negali naudotis. O trukdymas yra paprasčiausiai žmonių, tiksliau mūsų visų išrinktų miesto tarybos narių, kurie 2013 metais tarybos posėdyje patvirtino specialųjį planą dėl Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonos ribų nustatymo bei tvarkymo. Kadangi buvo tarybos narių, kurie prieštaravo šio plano patvirtinimui, remdamiesi įstatymais, tad siūlau pasiklausyti jų pasisakymų tarybos posėdžio metu. Pirmiausiai tai tarybos narys Laimutis Sėdžius suabejojo, ar nebus pažeistos kai kurių panevėžiečių teisė į privačią nuosavybę. Gerbiamas pranešėjo, norėjau paklausti, kad atsakytumėte 2 klausimus. Pirmas, jeigu mes šiandien priimsime šitą sprendimą dėl Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ir apsaugos zonų ribų nustatymo bei tvarkymo specialiojo plano, ar nebus pažeista kai kurių panevėžiečių konstitucinė teisė į privačią nuosavybę? Ir antras klausimas, kai jūs kalbate apie tą teritoriją malūnų, kuri bus suteikta apribojimas specialiuoju planu, jūs motyvuojate, kad jūs atstovaujate visuomenės interesą, ginate visuomenės interesą, ar jūs turite kokį pagrįstą raštą, kad visuomenė būtų išsakiusi, kad norėtų, kad šitas apribojimas būtų taikytinas šitai teritorijai? Išgirsti atsakymai netenkino tarybos nario Gintaro Šileikio. Kodėl jūs ribojate verslui galimybę plėtoti? Aš manau, kad turbūt su istorija sunkiai architektūros susipažinęs esat, kad prie malūnų visada būdavo ūkiniai pastatai. Ir tie ūkiniai pastatai ne ten, kur jūs nurodysit, taip, bet kur turbūt pačiam verslui yra patogiau statoma ir jisai kompleksą tą planuoja. Ir apgailestaut belieka tik tais, kad turbūt nesilankėte Europos šalyse, miestuose, kur kultūros paveldo
objektai yra tikrai saugojami ir ne taip beprotiškai kažkokiais draudimais, o labai racionaliai, aiškiai ir jie pagarbo išlaikomi, o ne tai, kad nacionalizuojant žemę atimant iš žmonių, nieko neleidžiama jiems daryti. Būkit malonus iš šitos klausimus. Dėl keistų savivaldybės sprendimų pasisakė ir tarybos narė Zita Kukuraitienė. Pranešėjas ką tik pasakė, kad miesto centras ir ten ribojimų bus mažai vien todėl, kad verslui galima būtų plėtotis. Su kuo, manyčiau, vertėtų sutikti. Tačiau kodėl tada iškyla kitas man klausimas, kodėl tada įvažiuojant į tą miestą nuo Panevėžio, kuriame tie malūnai, apie kuriuos visi čia kalbam, ten jau verslui nebegalima vystytis. Tai man tai tokie sprendiniai turbūt pakankamai keisti. Taip pat tarybos narė paprašė paaiškinimo dėl aiškinamųjų raštų, kur rado daug neaiškumų. Aš turiu klausimą miesto architektui. Kadangi aiškinamasis raštas parengtas architekto, tai turiu tokį klausimą. Kadangi vertinimo tarybos posėdžio protokole 2011 gruodžio 9 dienos KPV 22 yra aiškiai parašyta, kad patikslinti šios vertybės nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą ir kitame posėdėje patvirtinti. Dabargi aiškinamajam rašte mums akivaizdžiai sakoma netiesa. Tai vertinimo taryba jau sako, kad protokolus šituo pačiu patikslino Panevėžio miesto istorinės dalies teritorijos ribas ir nustatė teritorijos plotą 314,13 hektaro. Tai ir iš viso labai daug pripinta aiškinamajam rašte ir kai skaitai, nuolatos kyla klausimai. Tai aš manau, kad aiškinamasis raštas turi būti taip parašytas, kad būtų aišku, o nesuvelta ir kai tu įimi kitus dokumentus, akivaizdžiai yra prieštarauja tam, kas parašyta aiškinamajam rašte. Tai kodėl ta netiesa teigiama aiškinamajam rašte? Tarybos narė Gema Umbrasienė paprašė visų atkreipti dėmesį į tai, kad tikslas planavimo buvo išsaugoti vertybės. Frakcijos pirmininkė Gema Umbrasienė. Gerbiami kolegos, aš atkreipiu jūsų dėmesį, jog šio planavimo tikslas buvo paruošti miesto istorinės dalies specialųjį planą, kuriuo būtų saugomos vertybės, kurios yra iš tikrųjų saugotinos. Šio plano rengėjas, kai pradedam klausti apie konkrečius pastatus, konkrečias istorinės teritorijas, pradeda klupinėti, bet jis labai kruopščiai vardina galimybės statyti daugiaaukščius pastatus ir daugiaaukščius garažus. Aš esu giliai įsitikinusi, kad daugiaaukštė statyba ir daugiaaukščiai garažai, ko gero, yra visiškai ne jums duoto užsakymo reikalas, bet jūs kažkokiu tai savo noru labai subtiliai į tai įsigilinote. Dabar jeigu kalbam apie nekilnojamo kultūros paveldo objektų aplinką, sakykite, prašau, jeigu jūsgi puikiai žinote, kad istoriškai prie malūno, kuris jums toks atrodo žavus, ir pieva agrarinė atrodo žavi, visą laiką buvo lentpjūvės. Ir jos buvo visiškai prisiglaudusios prie malūno. Miesto centre, autobusų stoties teritorijoje, stovi vienas išlikęs namukas. Sakykite, prašau, jūs tikrai manot, kad daugiaaukščiai pastatai jo neužstos? Ir dar vienas klausimas, kodėl jūs neatkreipėte dėmesį, kad ten tikrai yra objektai, kurie saugotini nuo daugiaaukščių pastatų invazijos. Tarybos nario Viktoro Trofimovo pasisakyme nuskambėjo mintis, ar tai nėra politiniai žaidimai. Dar vienas dalykas, ką mes matome, tai tarsi žiūrime į Pablo Picasso paveikslą ir reiškime nuomonę. Vieniem gražu, kitiem negražu. Bet realiai 99,8% gyventojų jiem visai neįdomus ir nesvarbus tas specialus planas. Tai, ką jie jau dabar daro, tai yra Laisvės aikštėje apstiklinti balkonai plasmasėmis ar statomi įvairūs bokšteliai ant kultūros paveldo statinių. Jau šiandien pažeidinėjami ir nėra kontrolės. Tai realiai tas planas turės įtaką tik verslui, kuris norės kažką realiai statyti, šalia malūno ar dar kažkuriuose teritorijose. Ir iš esmės įtakų yra karas tarp įtakos. Kas išdavinės sąlygas?
ar vadovaujamas Kristinos Varikienės padalinys, ar Umbrasas išdavinės arpas. Tiem, kurie norės ten statyti. Tai va, tai kolegos, mes politinių žaidimų įkaitai ir Europos pinigų įkaitai, nes buvo pinigų, kur išleisti, o sugalvojom, kur išleisti, o gal dar ir pasidalinti. Tai dar kartą grįšiu, kolegos, nebūkim naivus, nepasiduokim tai atvirai korupcijai. Dėkui. Tarybos narės Gemos Umbrosienės nuomonė, kad norint išsaugoti kultūrinės vertybės, tai teritorija turi būti parinkta labai kruopščiai. Reiškia, jeigu mes planuojame kažkokią tai teritoriją saugoti, joje turi būti pakankamai didelė vertybių sankaupa. Jūs patys matėte miesto planą. Ir visi suprantame ir matydami šitą planą, ir iš to, ką kalbėjo ponas Viktoras ir kiti, jog tokios sankaupos nėra. Vakar iš tikrųjų vyko teisininkų diskusija ir tas akmuo, ant kurio tikriausiai nugrius šitas specialusis planas ir visi atsidursime kaip atsakovai teisme, yra žymusis vertinimo tarybos aktas. Kodėl jis yra neįregistruojamas? Ogi todėl, kad vertinimo taryba iki šiol negali pagrįsti, kągi jį tose teritorijose saugo. O iš tikrųjų turėtų būti labai puikiai pagrindžiama, kadangi, jeigu aš neklystu, vertinimo taryboje yra asmenys, kurie tuo pačiu metu ir yra specialiojo plano rengėjai. Tai yra, jie patys užsakė muziką ir patys sušoko šokį. Aš tikiuosi, kad neklystu, jeigu klystu, atsiprašau, bet bijau, kad neklystu. Taip pat, gerbiami kolegos, aš iš tikrųjų labai kvieščiau visus pagalvoti, ko mes norime Panevėžyje ir galų gale pasirinkime saugoti tai, ką iš tikrųjų reikia saugoti, bet saugokim, kaip sakoma, gruntaunai iš esmės. Pažiūrėkim, kiek iš tikrųjų turinčių ir istorinę vertę, ir kultūrinę vertę objektų griūna. Ir meras su Kristina Vareikienė pasako, mes neturim pinigų, bet jie turės pinigų archeologiniams tyrinėjimams pusiai miesto. Iš kur tų pinigų bus? Aš manau, kad reikia iš tikrųjų kviečiu gerbiamus kolegas šiandien sustabdyti galų gale tą nepagristą pinigų įsisavinimo procesą ir pradėti dirbti teisingai, normaliai ir atsakingai miestiečių atžvilgių. Tarybos narys Gintaras Šileikis, remdamasis teisiniais raštais, siūlė atidėti šio klausimo svarstymą. Gerbiami tarybos nariai, akivaizdu, kad ir vakar diskusija su Seimo kontrolieriumi parodė, kad aplinkos ministerija ir kultūros ministerijos nuomonės yra pakankamai skirtingos, bet galiu pasakyti, labai aiškiai teisininkai irgi pasisako konkrečius dalykus. Vis tik vertinimo tarybos aktas turėjo būti, gėdinga atrodo, kad panevėžiečių nėra, komisija sudaryta, tarsi Panevėžio reikalus svarstom jų, kaip ir nereikia, aš nežinau, ar jie negali dirbti, ar neturime specialistų ir įgalių. O šiaip tai labai trumpai galiu pasakyti, akivaizdu, kad teritorijos didėjimas yra didinama teritorija tam, kad daugiau pinigų paimti už negerai padarytą darbą. Ir vienų didžiųjų verslininkų interesai, aišku, gaila, kad savivaldybė šoka pagal jų užsakymų dūdelę, nusmelkia turbūt smulkiųjų verslininkų norą vystyti verslą. Taip, kad, manau, vienas iš turbūt gėdingiausių sprendimų būtų ir norėdamas taip patgi apsaugoti nuo neapgalvotų sprendimų, pritarčiau, kad reikėtų šį klausimą atidėti, tuo labiau, kad ir teismai 9 rugsėjo bus, atidėjimas būtų logiškiausias sprendimas. Daug kam neiškumų ir nesusikalbėjimo labai yra didelio. Tačiau, paskelbus balsavimą daugumos tarybos narių pritarimu, specialusis planas buvo patvirtintas. Tarybos nario Gintaro Šileikio replika po balsavimo buvo labai tiesmukiška. Gintaras Šileikis nori paklausti, prašom. Nepaklausti, aš repliką po balsavimo, manau. Nebuvo iš karto jūsų. Kaip tai nebuvo, reikia žiūrėti, ponas Vėrėjau. Reikia žiūrėti, iš karto buvo įteikta. Yra. Ir tas jūsų štai toksai grubus spaudimas tarybos nariams, jau turbūt peržengia vis sveiko proto ribas. Ir aš manau, kad tai vienas iš gėdingiausių sprendimų šios tarybos
kurį dabar tvirtinot 18 tarybos narių. Aš manau, kad tikrai panevėžiečiai jūsų šį balsavimą labai įsimins ir labai aiškiai tie žmonės bus turbūt įvertinti. Kadangi bendrovė Deliuvis šiuo metu bylinėjasi teisme su miesto savivaldybė dėl teisės malūną paversti gausiai lankomų turisto ir miesto žmonių objektu, iškyla daug klausimų. Kodėl įvyko tokia didelė problema, kai buvo tokia graži pradžia? Šiuo metu malūnas jau turi naujus sparnus, gražiai atrestauruota išorė. Ir visa tai padaryta verslininkų lėšomis. Kodėl buvo apeita paveldėsaugininkų institucija, kuri kategoriškai net kelis kartus atsisakė tvirtinti šį miesto dalies specialųjį planą? Ir ar bendrovės Deliuvis planai malūną paversti komercinės paskirties pastatu kertasi su paveldėsaugininkų reikalavimais? Į šiuos klausimus atsakymo ieškau Kultūros paveldo departamente, kalbindama Panevėžio padalinio vadovą Arūną Umbrasą. Čia tokia istorija, kur galima, atsakyti paprastai, sudėtingai, nes iš tikrųjų problema tokia daugiaplanė susikūrė. Iš tikrųjų, verslininkai šiuo atveju yra suvaržyti nepagristais reikalavimais iš savivaldybės pusės ir dėl to vyksta bylinėjimasis teismuose. Buvo iškeltos bent 8 bylos, kurios nėra pasibaigę. Dėka teisinio reguliavimo ypatumų, būtent dėl administracinių sprendimų priėmimo, susikūrė tokia situacija, kad savivaldybė, nepaisant tų bylų, kurios buvo pradėtos prieš kelis metus, tai pagrindinė byla buvo pradėta dėl to, kad savivaldybė atsisakė išduoti sąlygas projektavimui, to statinio kultūros paveldo objekto pritaikymui. Toliau buvo priiminėjami sprendimai dėl kultūros paveldo vietovės įteisinimo Panevėžio mieste. Lygiagrečiai buvo pradėtas, kadangi buvo skirtos europinės lėšos ir stengiantis jas įsisavinti, nustatytais terminais. Lygiagrečiai buvo pradėtas nepagristai, sakyčiau, ir neteisėtai rengti specialusis planas, kur vėlgi tie veiksmai buvo skundžiami teismuose ir nelaukiant teismų sprendimų. Panevėžio miesto savivaldybės taryba tokį planą, kuris net nebuvo suderintas, nes mes daug kartų atsisakėm derinti. Kultūros paveldo departamentas vis tiek buvo patvirtintas ir dabar savivaldybė savo poziciją grindžia tuo, kad jinai gali išduoti sąlygas remiantis teritorijų planavimo dokumentais, o teritorijų planavimo dokumentai, nepaisant to, kad jie priimti pažeidžiant nustatytą tvarką, ir sukuria tam tikrus prieštaravimus ir, įgalina vykdyti tokius neteisėtus veiksmus. Tai būtent to pasiekoje savivaldybė ir toliau trukdo, leisti atlikti pritaikymo darbus, o verslas šiuo atveju patiria nuostolius. Tai būtent tokia pozicija yra išdėstyta ir teismuose ir šį mėnesį baigėsi dar viena byla Vilniaus apygardos administraciniam teisme, kur Panevėžio administracija bandė apskųsti departamento veiksmus dėl to, kad departamentas neįregistravo išplėstos Panevėžio miesto istorinės dalies. Tai teismas pripažino, kad tas savivaldybės administracijos skundas yra nepagristas. Tai šiuo atveju kitos bylos, kurios susiję jau ir su teisių suvaržymu ir specialiuoju planu, yra persikėlę iš Šiaulių apygardos administracinį teismą, kadangi Panevėžio apygardos administracinis teismas jau atsisakė nagrinėti tas bylas, kadangi jie yra nusišalinę tiesiog nuo tos problemos. O tai kodėl gali tai paimti ir nusišalinti? Vis tiek yra procedūros, kada yra nagrinėtos bylos, ir tie sprendimai yra
aukštesnio teismo panaikinti, reiškia, teismas nebegali sudaryti, kadangi mažai teisėjų, kolegijos, reiškia, nes tie patys teisėjai jau nebegali nagrinėti tos pačios bylos. Tai yra persikėlę tos bylos iš Šiaulių apygardos administracinį teismą į kitą teismą. Ir ten vat, yra irgi dabar bent 3 bylos, reiškia, kurių esmė yra ta, kad reiškia, bus tyriamas atitikimas tų teritorijų planavimo dokumentų ir teisės aktų reikalavimų. Tai žinau, kad bendrovė yra pateikusi skundus ir Seimo kontrolieriam, reiškia, dėl savivaldybės veiksmų. Tai gautos yra išvados, bent 5, kur yra pripažinta, kad savivaldybė pažeidė teisinį reguliavimą, netinkamai nagrinėjo, reiškia, šitų suinteresuotų asmenų prašymus ir skundus. Tai visos šitos aplinkybės sudėjusias į vieną vietą aiškiai parodo, reiškia, kad iš tikrųjų kaltininkas yra vienintelis, tai Panevėžio miesto savivaldybė. Tai, reiškia, kai baigsis visi teismų procesai, be abejo, tada bus daromas išvados ir matomai, kad ir mes tada turėsim pilną pagrindą taikyti kažkokias sankcijas būtent savivaldybėje. O jūsų nuomonė kaip valdininko ir kartu kaip žmogaus, savivaldybės reikalavimas padaryti įvažiavimą iš Ramygalos gatvės pusės į Malūną. Ar tai yra pagrįsta? Matot, kaip čia negalima sakyti, kad čia kaip valstybės tarnautojo nuomonė ar kaip žmogaus nuomonė. Reiškia, yra, protingumo kriterijai, ne? Tai būtent tie protingumo kriterijai lemia, kad, reiškia, esama situacija yra tokia, kad Malūnas jau buvo pritaikytas, reiškia, čia buvo viešo maitinimo įstaiga, reiškia, yra šalia gatvė, kur būtų visiškai nelogiška, reiškia, reikalauti, kad kažkoks naujas atsirastų privažiavimas iš kitos pusės. Tai lygiai tas pats, kas dabar uždarytų visus kelius į Panevėžį ir pasakytų, kad vat, paliktų kažkokį vieną įvažiavimą ir sakytų, kad vat, būtinai pro ten tik tais. Ir kitur negalima nei įvažiuoti, nei išvažiuoti. Tai aš manau, kad tai iš tikrųjų yra absurdiškas reikalavimas, dėl ko mes nesutikom. Ir lygiai taip pat dėl to, reiškia, yra ir bilinėjimasi, remiantis tuo pačiu nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, kur aiškiai pasakyta, kad kultūros paveldo apsaugos reikalavimai yra nustatomi būtent iš tokio objekto reglamentu. Reiškia, ne kažkokiu specialiuoju planu, ne specialiosiom architektūros sąlygom. Be kito ko, statybos įstatymė yra aiškiai pasakyta, kad išduodami architektūriniai reikalavimai, tai yra tie, kuriuos išduoda architektas Matulis Panevėžy, reiškia, negali prieštarauti paveldosaugos reikalavimam. Tai šiuo atveju, reiškia, yra išduoti specialiai paveldosaugos reikalavimai, pagal kuriuos yra galimas sutvarkymas ir, reiškia, ir privažiavimo, ir papildomo pastato statymas prie Malūno iš Basanavičiaus pusės gatvės. Tai šiuo atveju, reiškia, yra padaryta, nežinau kodėl, reiškia, priešingai. Matulis, reiškia, išdarinėja kitokius reikalavimus, reiškia, neleisdamas arba, sakysim, specialiajam plane nustatydami, reiškia, reikalavimą, kad būtų įvažiavimas būtent iš Ramygalos gatvės pusės. Tai, aš negaliu paaiškinti, reiškia, kadangi tie reikalavimai yra iš tikrųjų prieštaraujantis teisės aktam, tai kitas klausimas yra toks, o kokiu protingumo kriterijumi remiantis, reiškia, tokie reikalavimai yra keliami. Teisinių požiūrių grinai yra akivaizdus trukdymas, reiškia, verslininkam vystyti, reiškia, savo tą verslą. Iš kitos pusės, reiškia, lygiai taip pat yra trukdymas, sakysim, įgyvendinti tuos paveldosaugos reikalavimus, kurie yra nustatyti įstatymu. Tai susiduriam su tokiu piktnaudžiavimu, reiškia, o kokios jo priežastis, tai manyčiau, kad čia yra ir tam tikros, reiškia, ir politinės problemos. Tai kai kurias iš jų bandė atskleisti dabartinis Seimo narys Povilas Urbšys, kuris, reiškia, bandė įrodyti, kad šitie interesai yra susiję grinai su verslo konkurentų kažkokia įtaka. Konstitucijoje yra parašyta, kad valdžia tarnauja žmonėms.
Bet šiuo atveju yra trukdymai vietoj to, kad padėtų, gelbėtų. Kad savivaldybė gelbėtų, reiškia, kokį tai kultūros paveldą, ar šiaip, reiškia, kažkokį, gal kažkokį verslą ir gelbėja, reiškia, čia STT galėtų pasidomėti, reiškia, tais dalykais. Tai šiuo atveju dėl kultūros paveldo, tai Panevėžio miesto savivaldybė tikrai negelbėja nei vieno kultūros paveldo objekto. Reiškia, tai, suprantat, reiškia, iš vis yra keisti tokie reikalavimai ir, sakysim, nuostatos, kad čia turi likti neužstatyta teritorija. Ką reiškia, čia turi likti neužstatyta teritorija, jeigu pagal Ramygalos gatvę yra užstatyti namai, o šalia yra vidurinė mokykla? Tai, absoliučiai yra urbanizuota teritorija ir, reiškia, kalbėti apie tai, kad čia turi pasilikti kažkoks laisvas plotas, tai, sveikų protų tai yra nesuvokiama, reiškia. Reikia tikėtis, kad teismai šį klausimą išspręs verslininkų naudai, bet kiek tai truks laiko, kiek ilgai vyksta tokios bylos? Tai aš manau, kad iš tikrųjų ar teismai spės, reiškia, išnagrinėti tas visas bylas ir sakysim, kažkokią išdavą, reiškia, iš to atsiras, sakysim, žinant, kad šiais metais bus nauji savivaldos rinkimai, reiškia, ateis nauja valdžia, tai, gal ta pati, aš nežinau, tai vat ir vėl susidursim, reiškia, su situacija, kai bus priminėjami nauji sprendimai kažkokie, reiškia, ir ta situacija kažkaip gali keistis, reiškia, ir vieną pusę, ir kitą, aš nežinau, ar tie, reiškia, trūkdymai ir toliau tęsis, ar sakysim, kažkas priims kitokius sprendimus, nes šiai dienai iš tikrųjų, sakysim, galim ir nelaukti teismų sprendimų, nes savivaldybė, reiškia, turi tokias galias, kad gali atšaukti savo tuos neteisėtus sprendimus, o jie šiai dienai yra užsispyrę ir teigia, kad jų sprendimai yra pagristi ir teisėti, reiškia, ir jie patys jų neatšauks, reiškia, nes neturi pagrindo jokio. Vadinasi, tie teisiniai ginčai turi kažkaip pasibaigti, kada teismas pasakys, kuri pusė, reiškia, yra teisi, o kuri neteisi, reiškia, po to prasidės kažkokie sprendimai, reiškia, įgyvendinant teismų sprendimus. Tai vat sakau, tai situacija yra tokia. Galim laukti teismų sprendimų, procesų pabaigos, bet tai bus labai negreitai. Taip ir tada visas tas dalykas bus tikrai negreitai, o kitas kelias yra labai paprastas, reiškia, kad savivaldybė, reiškia, pati tuos sprendimus, tas padarytas klaidas pati savo sprendimais ištaisytų ir, reiškia, tos kliūtis visos išnyktų. Tačiau valdininkai bus malonus tik tuo met, kai dėl jų vis nusilenks. Dėl šios problematiškos situacijos kalbuosi su Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų generaliniu direktoriumi Visvaldu Matkevičiumi. Jeigu kalbėti apie garsųjį Malūną, Ramygalos ir Basanavičiaus gatvių sankirtoje, tai galiu pasakyti oficialią Panevėžio prekybos pramonės amatų rūmų poziciją to klausimu. Tai yra aiškus pavyzdys, kaip prastai dirba savivalda su verslu. Tai yra konkretus pavyzdys, kurį galima taikyti kaip chrestomatinį pavyzdį, ko neturėtų daryti savivalda. Ir nekartą teko ir su meru šnekėti, ir su administracijos direktorė apie tai, kad reikia keisti šiek tiek požiūrį ir galvoti ne apie tai, kaip trukdyti verslui, kaip tą verslą bandyti užgniaužti, bet žiūrėti tai, ką tas verslas daro ir ruošiasi daryti konkrečiam objekte, kalbant, reiškia, apie gražų tikrai statinį malūną su sparnais Basanavičiaus gatvėje. Tai jeigu mes tik tai vis laik teiksim įvairias verslą bloginančias sąlygas, jeigu mes galvosim apie tai, kaip iš verslo išspaustis paskutinis syvus ir niekad nemastysime apie tai, kaip kartu su verslu susėdus ar su verslininku konkrečiu, sakysim, reiškia įmonė reiškia, kuri yra įsigijusi šitą objektą. Tai aš manau, kad yra visai kiti sprendimo būdai. Tai tvarko, jeigu ten neleidžia kažkokie tai įstatymai, galbūt neleidžia kažkokios tai direktyvos ar nuorodos, tai bandykim, reiškia, kartu spręsti, kaip, sakysim, nepažeisti įstatymų, bet, sakysim, gerint, sakysim, ir tą patį architektūrinį vaizdą mieste. Mes tikrai šiai dienai turim puikų statinį. Ir jeigu ten verslas galvoja, kad reikia ten įrengti kažką, ar automobilių stovėjimo aikštelę, ar įrengti kažkokias lauko terasas, vaikų žaidimo aikštelės, aš suprantu, kad galima reikalauti, sakysim, kad būtų būtent
tokia, o ne kitokia architektūra, kad būtų išlaikytas, reiškia, kažkoks, tai, sakysim, miesto vaizdas ar kažkokie tai, sakysim, kažkoks koloritas ir kalbėti, sakysim, tada tik tai su specialistais, kurie galėtų pasakyti, kad turi būti, pavyzdžiui, statinys su šiaudiniam pastogiam, ten, sakysim, ar su čerpiniais stogais, ar iš senų plytų kažkas turi būti pastatyta. Dabar verslas, reiškia, konkrečiai šitą įmonę, reiškia, investuoja didžiulius pinigus, reiškia, investuoja pinigus į patį statinį, mes tikrai turim gražų statinį, investuoja papildomas piniginės lėšas, reiškia, į gražinimą to viso, reiškia, statinio ir išleidžia lygiai tiek pat pinigų, kiek investuoja tą patį, reiškia, objektą, išleidžia teismam, reiškia, bylinėjantis savivaldybė. Tai yra tiesiog, mano nuomonė, tai yra tiesiog pasityčiojimas, reiškia, iš verslo Panevėžyje. Aš manau, kad miesto valdžia, aš esu nekartą sakęs, kad ko gero su šita miesto valdžia mums nepavyks nieko pakeisti, reiškia, reikia laukti naujų valdžių ir naujų sprendimų. Tai galbūt, sakysim, tie žmonės, kurie ateis į valdžią, šiek tiek kitaip galvos ir kitaip vertins verslą mūsų mieste. Bet čia svarbiausia, kad šiuo atveju tai visi dokumentai yra nepažeisti. Taip. Viskas yra teisiškai, verslininkai nieko nepažeidė, visi paminklosauginininkai ir visi planai, viskas yra sudaryta, bet savo planus pati savivaldybė yra sugalvojusi, jinai savo turi požiūrį. Matot, kaip atsiranda, reiškia, iš ankstinė nuostata, kad tas ar tas verslininkas ruošiasi kažką tai padaryti blogo, ar ta įmonė kažką tai liktai čia kažką rezga ir turi savo kažkokių tai kėslų, kurie yra, reiškia, jų naudai. Tai aš visą sakiau ir sakysiu, verslas ir yra toks, jis kitoks nėra, jis negali būti, jis negali daryti savo nuostolių vardan kažko. Tai tada bus ne verslas, o labdaros institucija kažkokia tai. Tai mes neturime maišyti sąvokų, verslas vis laik darys taip, kad jam būtų gerai ir būtų naudinga. Bet tuo pačiu jis jo tą norą turėti didesnės pajamas, didesnį išvystytą verslą reikia vis laik bandyti nukreipti naudingą ir miestui linkme. Tai jeigu mes norim turėti, sakysim, restoraną ar kažkokią, sakysim, susirinkimo vietą, kurioje, kiek žinau, lankėsi ir 3 prezidentai, ir pasaulio gražuolė kažkada yra apsilankiusi, tai aš manau, kad turintis istoriją statinys tikrai yra vertas atitinkamos pagarbos, o ne kažkokių tai biurokratinių kliūčių sudarimo dirbtinių. Tai manyčiau, kad bet kuriuo atveju, reiškia, visada reikia, taisyklės tam ir yra rašomas. Antras dalykas, taisyklės tai nėra kažkokia šventa karvė ir mes nesame Indijoje. Tai reiškia, visas taisyklės galima kažkiek reaguoti, kažką tai siūlyti, bandyti tobulinti. Jeigu čia vietoj negalim kažko spręsti, siūlyti aukštesnėm institucijom, bet reikia tą daryti. Turi būti noras. Kai bus noras, tai bus palaikymas iš visų, ir iš visuomenės bus palaikymas, ir iš verslo asociuotų struktūrų, ir iš pačio verslo. Ir aš manau, kad savivaldybė visai kitaip jausis, reiškia, suprasdama, kad turi bendradarbiavimą, konkretų bendradarbiavimą su verslu. Tai kiek supratau, jūs bandėt šitą klausimą kažkaip tai gvildenti, padėti verslui, bet savivaldybė vis dėlto... Mes rašėm raštus, mes ėjome savivaldybę, kartu lydėjom verslininkus, mes buvom susitikę su aukštesnėm institucijom ir sakėm savo požiūrį. Aš už tai neveltui iš karto pasakiau mūsų aišku požiūrį, kad mes visiškai nesuprantam savivaldybės to klausimo, reiškia, kai keletas, sakysim, savivaldybės tarybos narių priima kažkokį sprendimą ir mano, kad kažkas tai juos ruošiasi čia apgauti. Niekas čia nieko nesiruošia apgauti ir tie sprendimai ir tie, sakysim, dalykai, kurie yra numatyti, reiškia, tam konkrečiam architektūriniam ar verslo objekte yra labai aiškus. Ir tas žmogus, kuris ruošiasi ten investuoti ir jau investavo didelę lėšų sumą, tai jis tikrai yra nusiteikęs patriotiškai ir geranoriškai miesto atžvilgiu. Kad ir kokie geri yra verslininkų ketinimai, valdžios pozicija yra drausti, neleisti. Todėl šiuo metu mes galime malūną matyti tik iš toli. Galbūt tai yra dar viena pamoka verslininkams, kad sudarant sutartis su Panevėžio miesto valdžia reikia būti labai atidiems.